9 dieną, maždaug 160 km, maždaug, gal 165 jau. Esu, nebeatsimenu, Vadatkose, berods miestelis. Einant paskambinau ir priims bendruomenės namai, tai sakė priims, dar kelyje sutikau moterį, nes anksčiau turėjo išvažiuoti, ir va, atrakinta viskas čia pasakė įveit, nuo pečiukas, pasišildžiau, lovas, ten daugiau lovo, ten už sienos dar lovo, einu parodysiu, yra. Fainai, kad yra skalbenkė, džiovyklė, dušas, čia tualetas dar yra ir virtuvėlė. Ką valgo, pas kaimynus girdėjau vištos gaidys ryte, kai karekavo, nuėjau kiaušinį, paprašiau davė, tai pasikėpiau, su duona suvalgiau labai skaniai. Tai va taip keliauju. Kol kas nedaug, aš čia vidai mėgojęs, pirmą savaitę mėgojau palapiniai, nešiau tą didžiulį svorį ir dabar 10 kg mažiau, tai miego viduj, nes ir orai jau nebe tokie jau šilti. Fainai, kad esu vienas čia, tai galiu daryti savo praktikas netrukdamas. Ir kelyje fainai, kad vienas galiu koncentruotis į save, tam šitas kelias ir skirtas, manau, mano požiūriu, ne paplepuškiam. Tai fainai, atsiliepimų knygą atsiverčiau paskutiniai estai iš Suomiai, iš Talino keliauja į Prancūziją, į Ispaniją, sakė, kiti ten, kurias buvo sutikęs šeimininkus, tai sakė, pusę metų keliaus. Nu va. Geras metas, šiaip, kol orai dar nėra tokie žvarbus, visai fainai keliauti taip.